gimsta mano muzika. Ką dar sakyti? Labas, chebrytė, su jumis sveikinasi Čekas ir šiandien sveikinuosi iš savo kūrybos mekos, tai mūsų mylimos studijos. Šitoj studijoje gimė visi mano gabalai, tai Fėja, Metodai, Slyva ta pati labai gabalas senas, kurio nelabai aš jau mėgstu. Kodėl susirinkom šiandien čia? Šiandien yra antradienis, šeštadienį aš pasirodysiu Brasto skvere su fucking kietais reperiais. Šiaip žiauriai džiaugiuosi, nes stosiu su tokiais vardais ant vienos scenos kaip Mikrovonas, Domas MOG, Fatalas, Grijas, Pičiai ir dar daug visokių kitų. Blemba, pradėdamas kurti muziką, negalvojau, kad stovėsiu su tokiais žmonėm ant scenos, nes pavyzdžiui Mikro ir Domas tai iš vis mano yra paauglystės devukai. Tai užaugau realiai klausydamas jų muzikos, todėl reikia nepasišiukštinti ir gerai pavaryti. Turėsiu maždaug apie 15 minučių eterio, todėl mano dainos vidutiniškai trunka nuo 2 iki 3 minučių, todėl manau, kad galėsiu suplėšti apie 5 gabalus, todėl šiandien dar atsirinksim gabalus tinkamiausius, nes repo aš daug pas mane neturiu asortimente, pas mane daugiau tokia elektronika su repu, todėl atrinksim kokius 5-6 gabalus, kuriuos šiandien aš baisiai išrepetuosiu ir baisiai jums tenais užplėšysiu, nahui. Mano melo nesupranta, aš žinau, manipuliuoju, baisiai nebesupratau, ji vaikšto nuoga mano kambarį aš jau. Bet kartoji tu tą patį per tą patį, skamba visą tai kaip koks Illuminati. Tu gali vadintis mano fėja, mes tokie pašėlę, kūnai liečias dviese. Kaip vieną. Turiu layoutą užmest, nes layoutas dabar pakeistas. Wait. Get help in notepad, na. Šitą ir dabar turiu laisvas, tą kairinį ir bedamantik dabar rašyti vieną ką. Taip. Tai galėtumėm pradėti turbūt nuo Illuminati, ne? 2. Antras galėtų būti... Kalipso. Kalipso. Kalijoso. Nu kur aš nerašė 100 metų iki mes. Ne, tai tu nedėk šitų jau, blėt. Nedėk, blėt. Tu mane nukancelin. Kantrybė savo visiškai aš prametu. Aš pasirepetuosiu choreo. Laiko mano nebedaug, nori tik iš manęs visko dar daugiau. Jau nežinau. Mane kameros ir fotoaparatai, gyvenamės gerai. Šautautus visiems klaunam, kurie feikinas istorijus. Išeisna. Neprisišyk į kelnes, jis norėjo pasakyti. Čia yra Tauras Music, mano studijos kolega. Jis man kartais padeda gal kokį tekstą parašyti, nes labai gerai rimuoja. Tauras turi daug užslėptų talentų. Užslėptų, nes jų nerodo. Tikrai galėtų būti kietas aktorius, geras muzikantas. Tenais, prodiuseris Justas, a.k.a. Sankodo. Aš prodiuseris. Sveiki, aš esu Justas, kitaip žinomas kaip Sankodo atlikėjas ir prodiuseris ir darau gabalus šitiem 2 atsilūpusiem daunam. Taip ir yra. Jis kartais specialiai. Kartais normaliai padaro. Kartais specialiai reikia, nes kartais reikalauja. Yeah. Bet jis atsakingas už mūsų visą muzikinį kelią ir skonį. Aš tik tai mėgstu rašyti tekstus ir įrašinėti. Ir būt studijoje ir tipo baisiai primest repelį. Ir šiaip daug kas man, blėt, rašo į mano muzikinius promo video, kad ai, tas čia pradėjo dainuot. Aš, blėt, dainavau iki pradedant reelsus daryti. Iki pradedant viską. Dainavimas, repavimas buvo. Jo, esmė, kad aš pradėjau savo muzikos karjerą dar prieš tampant žinomų kažkiek žmogum. Todėl heiteriai, eikit nahui. Tikrai, iš tikrųjų, Karolis yra talentingas vaikinas ir reperis, jis kaip pirmą kartą atėjo pas mane, įrašė savo dainą Slyva, tai žinokit irgi, buvo Bembų himnas vėl savo. Kaip aš pradėjau kurti muziką, jūs klausite? Aš jums papasakosiu. Nu, nekurti tiksliau, įrašinėti, tai nusikelkime į 2018 metus. Guminį kambarį pilną žiurkių. O žiurkės mane veda iš proto. Iš proto, aš buvau išprotėjęs. Jie uždarė mane į kambarį. Į guminį kambarį. Pilną žiurkių. O žiurkės mane veda iš proto. Iš proto! Metai pilni naujovių ir neišnaudotų galimybių. Žodžiu, atsimenu, kad atsirado
Flying Saucer Gang ir trepas Lietuvoje maždaug. Tai tais metais, ten 2018, 2016 kažkada. Ir aš kadangi visą gyvenimą buvau fanas repo, bet to old schoolinio repo. Tai va visų mikrofonų, domų, fightų ir panašiai. Ir kaip tada atsirado Flying Saucer Gang ir OG veršinai, kurie dainuoja, palaik roduką. Tu nahu galvoju. Nu ir tada, karočią, aš pradėjau rašyti, blėt, galvoju, parepuosiu apie Slyvą kažką, nes Slyva baisiai trendino tais metais ir dabar dar Slyva trendino. Slyva trendins visą laiką. Čia ne apie dainą, o apie mašiną aš kalbu. Tai ir žodžiu, aš pradėjau rašyti tekstą, susiradau kažkokį tai beatą YouTube'ai ir aš atsimenu, kažkada sėdėjau ant biuletenio, nes seniau išimdavau biuletenius dažnai. Taip, tiesiog sirgdavau dažnai. Ir aš tą gabalą rašiau per paprastą kompą su paprastom ausinėm. Ir jis baisiai, aš iš tikrųjų turiu, blėt, aš jį galiu paleisti. Nu žodžiu, va toks va gabaliukas buvo ir aš tada jį pradėjau leisti, šaikai ten per balius ir visi sako, belekoks, blėt, įrašyk. Ir belekiek laiko aš vankinau, tipo nes nežinau, kur įrašyti, nepažinojau ten tų producerių ir panašiai. Aišku, visą laiką žinau, kad fone yra Sankoda, nes mes su Sankoda pažįstame ten nuo Bibi žino kada. Bet kažkaip aš jam bijau rašyti ir tada aš 2022 pradėjau kirpti. Ir tada pas mane atėjo Taura. Taura aš pirmą kartą baisiai žiauriai pablėsinau. Išėjo visas keturkam pagalva. Ir tada aš įsiaiškinau, kad Tauras ir su Hebra daro muzoną. Ir tada biški po biški kažkaip, blėt, aš prisiruošiau ir 2023 mes Slyvą, man atrodo, įrašėm. Tai prieš 3 metus. Ir vis dar raulinam iki šiandien Hebrytą. Tai žiauriai patinka, žiauriai mėgstu rašyti žodžius, gal ne visada super kažką parašau, bet tiesiog zaibys patinka rašyti. Aš tai myliu visą muziką. Manau, auga tiek kūrėjai, tiek klausytojai, nes ta prasme, belekiek, man atrodo, ir tas senų dainų dabar iškilimas, ten jų samplinimas arba tiesiog klausimas senų lietuviškų dainų irgi ateina iš to, kad pribrendo pagaliau mūsų tauta įvertinti kažkokį kitokį gal teiką, o ne vien tą pigią popsuką, žinai. Ir patys kūrėjai labai daug stengiasi, investuoja, bando kūrybiškiau prieiti, žinai, ir labai skirtingai su skirtingai žmonėm dirba, tai manau, lietuviško muzika tikrai galbūt. Jo. Man realiai visi mano gabalai patinka ir jeigu jie dar patiks ir žmonėm ir man nereikės išsipisinėti ir kurti tai, kas jiem patinka ir man nepatinka, tai man jau bus zaibys. Aš noriu nepamest savęs ir daryti tai, kas man smagu ir jei kad patiktų tai ir žmonėm. Man tai zaibys, viskas gerai. Ne, juokaučiau. Iš esmės labai prijaučiu ir Karolio atsakymui, nes panašiai jaučiuosi irgi. Svarbiausia turbūt, kad kurčiau vis tiek ir galų gale tokią muziką, kuri man patinka ir pasakyčiau ją tą, ką aš noriu pasakyti, o ne, sakykim, dėl kažkokio klauto, žinai, arba tiesiog dėl to, kad žinai, kad paeis, žinai, tą gabalą išleisti. Tipo, jeigu man paeitų su tokiu gabalu, kurį aš padariau tik tai dėl to, kad žinau, kad paeis, nes kažkokius traupus šaunu, tai turbūt man nepatiktų, aišku, nors jis ir populiarus, sakykim, būtų. Tai jo, man irgi svarbiausia būtų iš to, tai turbūt lyrinis subjektas ir būtent ką aš jaučiu ir kaip, ir iš produkcijos ką filinu, kad įtraukto ne kažkur mėtytis ant trendų, žinai. Aš vėl suimtas, mano rankos surakintos, ta šlapės plentas, mane suka laužo mentas per vakar naktį, kol tu mėgojai, mama, sūnus pavirto tavo į huliganą. Tai va, šeštadienis, koncerto diena, lipsiu 6 valandą pradėsiu koncą, atliksiu 6 ar 7 gabalus, dabar tiksliai nežinau. Šiaip čia repo koncas, aš nesu toks visai jau reperis, aš labiau toks repuoju ant elektronikos, gal kartais dainuoju ant elektronikos. Prieš atvažiuodamas biškį iššikau batą, bet pasidarius soundchecką biškį atsipiladau. Gal biškį kokį vieną nealkoholinį 2 išgeriau. Tai dar drąsiau pasidarė. Dabar jau noriu greičiau atidainuot.
Seimo PVL ir visi kiti faktai. Mano notis iš tavo čiūdžių metas. Mano gambalai dabar čia akujėtas sporto setas. Storus kaip Jonas Maradona, apsinešęs mušų golus. Mušas kaip pokatai savo raudonus šviesoforus. Esu originalas, tu tik lėras mano klonas. Prieš tai manęs arti nuo tavęs jaučiuosi girtas. Pasakyk geriau, ką man